Pakuotės sunaudojimas savo reikmėm. Atskirai norėčiau dar apie pakuotės sunaudojimą savo reikmėm, tai tiekimas vidaus rinkai, jau esu paminėjusi prie tos skaidrės, kas yra tiekta vidaus rinkai. Tai gali būti perleidimas kitam asmeniui arba, kaip sakau, prekyba, arba gali būti sunaudojimas savo reikmėm. Tai kada pakuočių sunaudojimas savo reikmėm, tai Lietuvos Respublikos teritorijai įvežtų ar pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šios gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui. Toks truputėlį kaip ir skamba gal ir ne visai aiškiai, bet kaip pavyzdys būtų, kad tarkim įsivežamos supakuotos žaliavos, kurios naudojamos įmonėje veikloje, arba įmonė atsiveža prekes ir jas pas save išsipakuoja, jos tiesiog skirtos pačiai įmonėje, ar tai gali būti žaliavos, arba, tarkim, importuoja prekes, antrinę ten arba tretinę pakuotę išsipakuoja pas save įmonėje, o su pirminė pakuotė perleidžia kitam asmeniui. Tokiu atveju visa importuota ir išpakuota pakuotė lieka įmonėje, tai ir yra sunaudojimas savo reikmėm. Arba, sakysim, įmonė supakavo savo kažkokį tai produktą, jį nuvežė į prekybos vietą ir prekybos vietoje išsipakavo. Ir tokiu atveju susidarė taip pat pakuotės atliekos, apmokestinamos kaip sunaudotos savo reikmėm pakuotės. Dabar kas keičiasi, gal vaizdinė skaidrė, kaip vyksta, sakysim, tvarkymas, jeigu, sakysim, buvo sunaudota savo reikmėm ir prekyba. Prekyba, perleidimas kitam asmeniui, tai arba gali būti mokesčio mokėjimas arba sutartis su licencijuota organizacija, o jeigu mes turime sunaudojimą savo reikmėm, tai galim tvarkytis individualiai, ką tai reiškia, tai tada sudarom sutartį su atliekų tvarkytoju, ir atliekų tvarkytojui perduodam susidariusias pakuotės atliekas ir įrodantį dokumentą apie perdirbimą tariamės individualiai su atliekų tvarkytoju. Tai tokia tvarka buvo iki 23 metų. 23 metais atsiranda pasikeitimai dėl savų reikmių pakuočių apskaitimo ir įmonės gali rinktis savų reikmių pakuotės, kaip ir anksčiau, gali apskaityti kaip savų reikmių pakuotės, tačiau gali būti apskaitomos kaip perleistos kitam asmeniui. Ką tai reiškia? Tai norint, čia buvo šie pakeitimai atlikti dėl to, kad įmonės kartais neturi galimybės tiesiog apskaityti savų reikmių, atskirti nuo prekybos vidaus rinkai. Kaip pavyzdys, dideliuose prekybos centruose išpakuoja, sakysim, savų reikmių pakuotės, jos patenka į tą patį konteinerį, sakysim, su kitų įmonės atliekom, atskirai negali priduoti atliekų tvarkytojams ir tada privalo, sakysim, apskaityti kaip savų reikmių pakuotės. Įrodančių dokumentų iš atliekų tvarkytojo nėra galimybės gauti, todėl kad atliekos yra su kitais gamintojais, importuotojais sumetamos į tuos pačius, sakysim, konteinerius, išskirti atskirai tos įmonės negalima atliekų ir tokiu atveju įmonė buvo priversta mokėti pakuotės mokestį. Įmonės kitos, kurios, sakysim, gali atskirai individualiai tvarkyti su atliekų tvarkytoju ir gauti tokius įrodančius dokumentus, tai viskas tvarkoja, sakysim, pagal atskirą susitarimą gauna įrodančius dokumentus, užduotis yra ne mažiau kaip 80% ir gavus tokius dokumentus yra atleidžiamos nuo mokesčio ir jos toliau veda apskaitą pagal savų reikmių pakuotės kodus ir užsiregistruoja GPAIS-e gamintojų importuotojų sąvade pagal individualią atsakomybę, taip gali ir tęsti toliau savo apskaitą, bet jeigu įmonė pasirenka tais metais, kad ji savų reikmių pakuotės apskaitys kolektyviai, renkasi kolektyvinį, apskaitys kaip prekyba vidaus rinkai,
tuomet ji turi gamintojų importuotojų savade vietoj sunaudojimas savo reikmėm pažymėti, kad tai bus perleidžiama kitam asmeniui. Jeigu tvarkysis tuos kiekius su licenzijuota organizacija, tai iš individualios atsakomybės turėtų pasikeisti į kolektyvinę atsakomybę ir prekinių vienetų pakuočių sąraše savų reikmių kodus, kurie prasidėjo 60 ar 70, turėtų pasikeisti į prekybos vidaus rinkai. Tai nuo 10 ir nuo 20 prasideda 0,10, 0,20 prasidedančiais pakuotės kodais. Pavyzdys. Sunaudojimo savo reikmėms pakuočių apskaitos pavyzdys. Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos popierinės pakuotės, tarkim, popierinių dėžių, kuriuose supakuota produkcija įmonė panaudos kaip žaliavą gamindama gaminius. Likęs po išpakavimo popierinių dėžių netinkamų toliau naudoti kiekis 100 tonų, pagal rašytinę sutartį perduotas, kaip susidarė savo reikmėm popierinių pakuočių atliekų kiekis tvarkytojui, turinčiam teisę išrašyti popierinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir įmonė turi tokio atliekų tvarkytojo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, patvirtinantį 100 tonų popierinių savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą. Tai reiškia, kad gamintojas importuotojas veda apskaitą popierinių pakuočių sunaudotų savo reikmėms išleidimą į vidaus rinką 100 tonų. Papildomai jis yra prievolė, turint savų reikmių pakuočių, vesti atliekų darytoją apskaitą ir ten fiksuoti priduotus atliekų kiekius atliekų tvarkytojui. Ir pagal atskirą sutartį įmonė susitarė su atliekų tvarkytoju dėl įrodančio dokumento patvirtinančio apie priduotus ir perdirbtus atliekų kiekius. Tačiau jeigu įmonė pagal tokį pat pavyzdį irgi išsipakuoja tas žaliavas, jas priduoda tas pakuotės atliekas atliekų tvarkytojui, lygiai taip pat privalo priduoti atliekas atliekų tvarkytojui, tačiau jį pasirenka vesti apskaitą kaip prekybą išleidimą į vidaus rinką. Tokiu atveju ji gali pasirašyti sutartį su licencijuota pakuočių tvarkymo ir organizacija, jai paveda vykdyti pakuočių tvarkymo užduotis, organizacija jai pateikia įrodantį dokumentą apie įvykdytas užduotis, kad atleisti nuo mokesčio pagal valstybinį tarifą. Ir privalumas yra toksai, kad nereikėtų vesti atliekų darytojo apskaitos, bet jeigu čia pagal tą punktą, kad jinai turi su savų reikmių pakuotės. Tačiau jeigu įmonė turėtų 100 tonų savų reikmių pakuotės, jinai pagal kitą punktą vis tiek turėtų vesti 12 tonų ir daugiau, jeigu susidaro pakuotės atliekų ir jas priduoda atliekų tvarkytojai, jau pagal kitą punktą vestų atliekų darytojo apskaitą. Bet jeigu pavyzdys ten turėtų, sakysim, 1 arba 2 tonas pakuotės atliekų, jas atiduoda atliekų tvarkytojui, veda apskaitą kaip prekyba vidaus rinkai, tada tokiu atveju atliekų darytojo apskaitos jam pagal šitą nereikėtų vesti.